Čia ne žurnalas. Žurnalas tai jisai, blėt, Lietuvoj su invalido vežimėliu paspirtuku, gal laksa, nebelaksa, nežinau kaip. Jūs baigs. A čia jūs man kažkokią tai zapaglo darot, keldami tas skrybelės, kažkokius ten moliūgus, širdis. A čia man reikia tipo kokią palmę susirišt, kad jūs man nekeltumėte ant kažkokių daiktų ant galvos. Čia tipo iš manęs kažkas, aš tai, pavyzdžiui, nesuprantu, bet kaip keliat čia. Nu va ir vėl. Nu, čia. Ai, čia dovana? Supratau dabar. Ačiū už dovanėlės, tada šitas skrybeliauskas. Nu, man čia lygiai tas pats man grubas, kuris yra puikus. Jėzus Marija, 2, 4, 2, 6, 7, 8. Kas čia tokia? Rimtu. Ačiū tau I,S. Tu nesveikasi, arba tu nesveikas galiu pasakyti, bet visiems ačiū. Man grubas aiškino 3 paras iš eilės. Nu tas grubas, tikrai grubą visi žinot puikiai. Tai jisai man vedė ekskursijas ant TikToko. Ponia Katinienė, 17, 19, 21, 22. Ponia Katinienė, gal sustok jau. 2, 3, 5. Tu debilės, galiu pasakyti draugiškai. Tiesiog, žinok, jeigu tu dabar čia būtų kažkur vietoje, aš tave nurūdinčiau, nafai. Atsipisk, nu neatsipisk. Nu, ai čia pajės. Vienu žodžiu. Tai rytoj, nu čia jau pagal viską pagalvojus, nu jo, bet tai po 11:54 ačiū už tą širdį. Tai rytoj vakaro pusę, jo, pasivaidensiu su Igneliu, nes Ignelis vis dėlto reikia gelbėti šito dar dalbajobą, kiek aš čia kurva, krečiu proto, kurva, sakau, jisai ten susidaręs, neva kažkokia messengerį grupė. Nu, davai papizdėlingi mane. Nu, grupė per Facebooko ten tą messengerį. Jo, davai visi papizdėlingim, zaibės, blėt. Ojeni draugelį, sakau, Ignai, sakau, kai va tau yra bėda, sakau, nu, iš tos grupės, sakau, kiek ten pas tave, keliavė tų žmonių. Sako, pašau tu nahui, sakau, tai aš nenoriu eit nahui, sakau, bet sakau, aš taip tavęs normaliai klausiu, kiek. Sako, aš galiu pas tavęs atvažiuoti. Prašau, tai va, rytoj Ignelis pas manęs atvažiuoja.